Šiandien pratęsiu praėjusios savaitės temą apie vidinius politinius procesus, kurie neretai trukdo proceso skaidrumui, galutiniams rezultatams, tad neretai lemia ir didelės rinkėjų dalies nusivylimą. Tai klausimai, kuriuos žinoma turėtų narstyti ne veikianti politikė, o politologai, jeigu jie realiai dirbtų savo darbą, o ne vien bandytų komentuoti šį bei tą, prieš tai net nepabandę pasigilinti. Tiesą sakant, didžioji dalis lietuviškų politinių komentarų, bent jau man, kelia tik svetimos gėdos jausmą. Akivaizdu, kad ir klausinėjantys žurnalistai ir jiems atsakinėjantys politologai taip žavisi galimybę sudaroti esą praktiškai be išimties kvailus politikus, kad savo pačių intelektualinio neįgalumo nereflektuoja. Pabandykite rasti kokio garbaus politologo svarstymus, o kokios interesų grupės veikia, kodėl galiausiai priimamas tas ar kitas sprendimas, kokios tikėtinos sprendimo pasekmės. Pabandykit. Abejoju, kad rasit. Tekstai vadinamosiuose politologiniuose žurnaluose yra perdėm teoriniai ir skirti savo ratelio žmonėms dar kartą pademonstruoti išskirtinį autoriaus protą. Deja, to proto ir išsilavinimo neužtenka tam, kad padėtum savo šalies žmonėms suvokti, kas ir kodėl vyksta. Galutinis tokio pseudomokslo ir pseudokomentarų rezultatas nestebina. Žmonės, neturėdami deramos analizės ir garbingų paaiškinimų, nesupranta, kaip nusikalba vėgėlės ir kitos politinio planktono žuvis, mintančios informacijos greitmaiščių. Čia stabtelsiu ir prieš tęsdama noriu paskelbti informaciją, kuri svarbi tiems, kurie seka mano įrašus ir supranta, ką kalbu. Matydama neretai tragiškas informavimo ir informacijos interpretavimo skyles, nuo šiol šiek tiek daugiau dėmesio skirsiu lietuviškos politikos analizei žiniasklaidos ir politologų tekstuose. Būtent žiniasklaidoje ir politologų tekstuose. Kaip jie kalba apie mus, aš pakalbėsiu apie juos. Vis dėlto nenoriu kalbėti tiems, kurie nepajėgų suvokti, kas jiems sakoma, ir tai aišku, skaitant jų komentarus po mano įrašais. Didžioji dalis komentarų po tekstais meta paskyroje yra parašyti žmonių, kurie nei klauso, ką kalbu, nei pajėgų suvokti, ką sakau. Jų neapykantą persunkti komentarai labai apsunkina bendravimą su tais, kuriems išties įdomu suprasti, kodėl procesus vertinu vienu ar kitu būdu. Tiesiog neturiu nei laiko, nei noro, nei sveikatos skaityti šimtus pastabų, didžioji dalis kurių parašyti savo gyvenimo nusivylusių piktų žmonių, aklai kartojančių visokių moraliai nešvarių Grinevičiūčių, Gilių ir Orlauskų šmeižtus ir nesąmonės. Artimiausiu metu savo paskyras metoje galutinai uždarysiu, esu tai žadėjus keletą kartų, bet dabar padarysiu. Tai tie, kuriems įdomu, ką kalbu, turėtų arba prenumeruoti mano paskyrą YouTube, arba skaityti mano tinklaraštį, kurį dabar pertvarkome taip, kad jo būtų paprasčiau naudotis bei lengviau rasti ankstesnius tekstus. Tose paskyrose budulių komentarai bus naikinami, o su tekstu nesusietos mintis raviamos iš pašaknų. Galite žinoma ironizuoti, kad pradėjusi nuo to, kad platesnį kontekstą regintis, kompetentingi žmonės privalo rasti tinkamus žodžius visiems, net emocijoms mintantiems buduliams, dabar atsisakau imtis tokio vaidmens pati. Kai esi veikiantis politikas, o ne vien proceso stebėtojas ir jo vertintojas, matymo kampas skirtingas. Savo paskyrose visų pirma kalbu su tais, kuriems įdomios mano mintis, ir su tais, kurie balsuodami už mane suprato, už ką konkrečiai balsuoja. Akylesnė tikrai pastebėjau, kad nuolat bandau reflektuoti tiek savo pasirinkimo moralinį turinį, tiek paaiškinti, kodėl remiu vieną ar kitą kompromisą. Visą gyvenimą nuoširdžiai bandžiusi padėti visiems ir kasdien aiškinu sudėtingesnius ekonominius reiškinius, dabar jau jaučiuosi turinti teisę kalbėti visų pirma tiems, kurie suvokia, kad kritinis mąstymas ir tuščia kritika yra ne tas pats. Bendrai kritinis mąstymas ir kritika yra ne tas pats. Žmonės pajėgų suvokti, ką ir kodėl kalbu, man įdomus. Kartkartėmis po tekstais pasirodantis jų komentarai ar faktais ir argumentais grįstos pastabos, kurias išgirstų asmeniškų pokalbių metu, man svarbios. Ilgi sunkaus mokymų ir dėstymo metai, kai nesirinkau auditorijos, manau, suteikia man teisę dabar, kai jau baigiu savo karjerą ir gal net gyvenimą bendrauti su tais, kurie įkvėpia mane. Na, o dabar grįžkime per praėjusią savaitę pradėtos nagrinėti politinio diskurso Lietuvoje temos. Apie ką kalbėjau aną penktadienį? Tiems, kurie suvokė tekstą, buvo aišku. Kalbu apie įsisenėjusias gilumines politinių sprendimų Lietuvoje formavimo ir jų priėmimo ydas.
Jau minėta dalis teksto nesugebančių suvokti komentatorių iškibo ant pavyzdžio, kurį pasitelkiau klausimui aptarti. Vos išgirdę žodžius gyvūnų gerovė ir apsauga, jie paleiškinti, kad gyvūnų gerovė besirūpinantys žmonės esą nesivadovauja sveikų protų, o jų sprendimus lemia mados socialiniuose tinkluose ir emocijos. Tarkime, kažkokiam Zydrūnui Juozapaviciui, kuris jaučiasi gerai išmanąs veganišką ideologiją, tik dėja nėra girdėjęs apie lietuviškas raides, viskas galvoje taip susivelia, kad po tekstu apie politinio proceso skaidrumą imama sapalioti apie tai, kad ideologijos atima teisę rinktis. Kadangi mano tekste minimi tušti narvai, jo galva pasirinko ideologiją, tai toliau jau važiuojame visiškas lankas ir absoliučiai nutolstas nuo aptariamos temos, galiausiai svarstoma, ką ėsti vilkams, o ką stirnoms. Ilgokame pasąmonės sraute suguldytame į prieštaravimų kupino komentarą taip ir nesužinome, kokiu būdu tos ideologijos tamponui atėmė galimybę rinktis. Juolab, kad jo paties tekstas aiškiai demonstruoja ir sunkiai valdomas emocijas ir aišku ideologinį šališkumą. Tokie ir panašūs komentarai tai dažnai formuluojami sekant žiniasklaidoje populiariomis skandalingomis antraštėmis. Yra viena didžiausių dabartinės lietuviškos politikos ydų. Vis dėlto, jeigu panašius niekus rašytų tik socialinių tinklų komentatoriai, bėda nebūtų tokia rimta. Deja, nueinama taip toli į lankas, kad net didžiausią skaitytojų ratą turinčios medijos užsideda skambės antraštes, kurios neretai prieštaroja tekste dėstomiems faktams. Atrodo, kad žurnalistai, kurie specialiuose melagienas demaskuojančiose puslapiuose drąsiai narsto nesąmonės, tas melagienas ir nelogiškus teiginius geba matyti tik tada, kai už jų dekodavimą mokama papildomų tikslinių projektinio finansavimo srautų. Kitų momentų jie nesuvokia, kad jie rašo nesąmonės patys. Informacijos gausoje skaitytojų akis spėjo užfiksuoti tik antraštę, kuri daugelį žemesnio išsilavinimo žmonių galiausiai tampa žinia, kurią jis jau vertina kaip faktą. Tai politikas suplokštėja iki trumpo šūkio ir eilinis rinkėjas patenka į jam paspęstus spąstus. Bene liūdniausias panašaus politinio proceso fenomenas yra tas, kad nuo jo labiausiai nukenčia žmonės gyvenantys atskirtyje, mažiau pasiturintis, informaciją gaunantis iš esmės vien per vadinamąjį pramoginį turinį. Sveika visuomenė itin rimtą dėmesį kreipia į moralinius pasirinkimus. Tiesa, priešingai nei įprasta vadinamojoje masinėje sąmonėje, moralus asmuo nėra kažkoks gėrio kupinas šventasis. Amoralius pasirinkimus daro ir giliai tikinti žmonės, net kunigai ar kardinolai, jeigu jie nereflektuoja savo mąstymą. Tarkime, prieš mažiau nei metus kardinolo Sigito Tamkevičiaus viešai numesta frazė, kad Lietuva dar niekada negyveno taip blogai, kaip dabar, yra mažiausiai apgailėtina, ypač, kad ji nebuvo paremta jokiais konkretesniais svarstymais. Mano tvirtų įsitikinimų tokios frazės, ypač kai jas ištaria aukšto rango religinis veikėjas, yra amoralios. Bendrai imant, Lietuvos vyskupų konferencijos kartkartėmis visuomenė numetami pareiškimai irgi paremti suprimityvintų pasaulio vaizdu, kuriame jis regimas ganėtinai akivaizdžiai padalintas į gėrio ir blogio pusę. Kas labiausiai nukentės nuo tokiu būdu suformuoto vaizdinio? Deja, ir šiuo atveju tie, kurie mažiau išsilavinę, turintys mažiau galimybių, gyvenantis vargingiau. Ypač graudu tik tai, kad užsiunčius eilinius tikinčiuosius LGBT bendruomenės ar žmonių, kurie griežtai kovoja prieš smurtą šeimoje ir panašiai, menkesnio religinio išsilavinimo žmogus patenka jau ne tiek į skurdo, kiek į moralinio pasimetimo spąstus. Fariziejų pasiųstas kauti su blogio daigais kituose, jis pamiršta asmeninius paklydimus ir nuodėmes. Ir taip iš tiesų jo gyvenimas praranda prasmę. Tarp išskirtinių lietuviško politinio proceso ydų pažymėčiau ir sunkiai išsprendžiamus įvairaus lygmens lobizmo klausimus. Štai mąstant apie politinius procesus, kuriuos galima užčiuopti anapus gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo peripetijų, nenori kyla klausimas, koks yra šalies ministro pirmininko patarėjų vaidmuo. Man bene įdomiausia, kaip ministrės pirmininkės patarėjų tampa žmogus, kuris dar iki paskirimo atvirai žiniasklaidoje dėstė, kad jam svarbi ne politinė valdančiųjų partijų valia, o tik žemės ūkyje triūsiančių žmonių interesai. Interviu ūkininko patarėjų dar iki oficialaus paskirimo Ignas Jankauskas aiškino, kad nors ir pretenduojąs tapti premjerės politinės komandos nariu, tačiau vis vien save laikąs žemdirbių atstovu. Kitaip sakant, premjerės patarėjas atvirai dėstė esąs lobistas.
Įdomu ir tai, kad nors Jankauskas skelbėsi esą žemdirbių atstovų, jo paskirimą palaikė tik dalis žemdirbių bendruomenės, kai tuo tarpu įtakingi žemės ūkio rūmai atvirai aiškino nepritarintis buvusio Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos direktoriaus Jankausko skyrimui. Įvertinus, kad iki tapdamas premjerės patarėjo Jankauskas spėjo ir grūdininkams talkininkauti ir padirbėti keliose nedidelėse kredito unijose, o skyrimo metu aiškino mokąs dirbti su blogais aktyvais, tad susitvarkys ir žemės ūkio politikoje, tikrai norisi paklausti, kokiu tikslu pasamdytas šis žmogus devindarbis, kurio dabartinė veikla regima tik išskirtai nekompetitingų komentarų metoje pavydalu. Jokių interviu pastaruoju metu jis neduoda. Klausimas teisėtas jau vien todėl, kad atlyginimo už šio lobisto politinio pasitikėjimo pareigūno darbą moka mokesčių mokėtojai. Šis klausimas įdomus ir dėl plačiai nuskambėjusių buvusio Sauliaus Skvernelio vyriausybės vicekanclerio Luko Savicko bei patarėjo Jono Kairio vaidmens dėl greitųjų COVID testų pirkimo. Ar tikrai logiška, kad premjero patarėjai padeda sudarant verslo sutartis? Abejotina politika, man regis.